Ir kaip visuomet, čia turime svečių. Šią dieną svečiuose gerbiamas Romas Kaulinis. Jūsų trumpos įžvalgos, ką dabar matote Lietuvoje? Tragedija. Tai jeigu žmonės iš Lietuvos bėga realiai, tai yra emigracija, jau žmonės vadina, evakuacija. Aišku, kad tie procesai vyksta ne tik tai Lietuvoje. Tai nėra Lietuvos vien tik tai valdančiųjų kažkokios nuodėmės, neapsižiūrėjimai. Kažkokios tendencijos gaunasi visiškai pasauliniu mastu. Ir tai liečia visas bent jau buvusios lagerio šalis. Iš visur bėga, iš Lenkijos bėga, iš Lietuvos bėga, iš Latvijos. Ponas Romai, jūsų akimis kokią įtaką daro valdžia siekdama, kad taptume sąmoningi arba priešingai nesąmoningi? Greičiau antras. Nesąmoningi žmonės visais laikais buvo pavojingi. Nesąmoningi žmonės gali imti ir kažką sugalvoti ir padaryti. O tiem, kurių rankose valdžia ir visi galios svertai, jiems tai visai nereikia. Lygiai taip pat tas dalykas kad pavyko vos ne, jeigu aš teisingai žinau, vienu balsu atidėti žemės pardavimą užsieniečiams, tai yra siaubas. Mūsų protėviai kraują liejo, galvas guldė, gindami šitą teritoriją, šitą žemės lopinėlį. Mūsų tėvai, seneliai, mūsų protėviai šičia gyveno, čia mūsų istorinė šaknė, šitos teritorijos mes iš nieko netėmėm ir neužgrobėm. Tai yra mūsų žemė, tai yra vertybė, pati didžiausia. Šiuo metu oficialiai taip formuojama tokia nuomonė, kad žemė tai čia vertybė. Vien be žemės nebus valstybės, nes tai vienas iš valstybės būtent... Jeigu einam į globalią visuomenę, kai atviros sienos, kai einama į pilietinę individų, atomizuotų tokių atskirų žmonių, aš savo žmogus. Aš savo žmogus nėra. Yra giminės, artimieji, gentis, tauta. Yra plačiau. Ir jeigu mus visus išblaško į atskirus gabaliukus, mus pasidaro labai lengva valdyti, nes tada interesai pasidaro vos ne gyvūnų. Valgyti, gerti, turėti moterį, kažkokia tauta, kažkokios idėjos, kažkokie protėviai, tai yra absurdas. Ir jeigu iš mūsų padarys amerikietišką visuomenę, kur visi imigrantai, ir iš principo tai nėra tauta, Amerika yra pilietinė visuomenė, ir tik pilietiniu pagrindu jie gali vienytis, tai nacionalinės, tautinės valstybės, jos dar turi ir šitą faktorių, tautos. Ir tikslas yra išskaldyti tautas, išnaikinti, kad jų neliktų. Ir tai yra tragedija ir man dėl to labai skauda ir aš ne už tai. Aš už demokratiją, už tikrą demokratiją. Demokratija tai tik tais tada įmanoma, kai yra atbulinis ryšys iš žmonių visuomenės daugumos iš apačios, kad būtų įmanoma įtakoti tuos, kurie viršuje. Šiuo metu jokio ryšio nėra. Kaip Arvydas sakė, jeigu mes įsirenkam kažkokį elitą, tai jisai yra nebepasiekiamas. Realiai viskas, jisai yra išrinktasis, skirtasis ir jis gyvens. Tai nėra šansų jį atšaukti. Tu gali dalyvauti Seimo posėdžiuose, gali nedalyvauti, tu gali balsuoti, už tave kitas gali balsuoti ir po to pusę metų vos ne aiškintis, ar galima už tai žmogų išimti iš Seimo ar negalima. Ar tai ne absurdas? Žmonės juk nebepročiai, supranta, kad tai yra nesąmonė, kad tai absurdas. Tai žmonės liūdina, piktina, žmonės praranda viltį, todėl jie išvažiuoja. Jie sako, ką aš čia darysiu? Sakykit, kaip yra pasaulio mastu, ką esate pastebėjęs apie teisės, apie laisvės, tiek demokratiniai, tiek kitokioj valdymo formoje, lyg ir suteikiamos teisės, lyg ir ne? Arba suteikiamos teisės ir laisvės, arba jų iliuzija. Išskirkite. Ir reikalas atskirti. Nu, ką čia įskirti, viskas aišku. Pas mus deklaruojame, kad demokratinė valstybė ir viskas gerai, ir viskas gražu. Demos tai yra... Vėliau pasakysiu. Mes manom, kad tai yra tauta arba liaudis, o kratėlas tai yra valdymas. Tai čia iš graikų kalbos atėjęs reikalas. Tada viskas gražu, mes visi dalyvaujam visuomenės valdyme, lygiai taip pat kaip sovietmečių. Tarsi mes savanoriškai rinkom šitos deputatus, agitatoriai vaikščiojo su balsadėžėm visokiam, tik tai tu balsuok. Tarsi jiems tai labai svarbus tavo balsas buvo iliuzija, kad be mūsų balso tikrai tas tarybinis elitas neįsirinks savo lyderių ir mes labai svarbus, tai lygiai ta pati iliuzija buvo sudaryta, kad be mūsų tai čia niekaip, mes labai svarbus. Mes puikiai žinom, kaip ten buvo.
Aš nei karto gyvenime sovietmečių nebalsavau, iš viso nei vieno karto. Pažįstu krūvą žmonių, o balsų ten 99 su kažkuo visą laik būdavo, kaip pas Lukašenka šiuo metu maždaug. Pas mus irgi lygiai tas pats. Pas rusus jau jie nuėmė šitą pokštą. Buvo daugiau demokratijos bent teorijoje, nes rusai balsuodami, blankė tam balsavimo lape, būdavo grafa prieš visus. Ką tai reiškia? Jeigu aš atėjau ir aš nerandu nei vieno žmogaus, kuriuo galėčiau pasitikėti, aš negadinu biuletenių, aš pažymiu prieš visus. Kitaip sakant, jeigu dauguma tautos piliečių ateis ir subalsuos prieš visus, šitie elito atstovai bus priversti siūlyti kitus kandidatus, kurie bus priimtini. Rusai siaubas matyti juos paėmė nuo šito ir jie šitą demokratinį niuansiuką jau panaikino, pas juos jau nebėra galimybės. Dabar žmonės balsuoja, mums iliuzija laisvės demokratinio pasirinkimo. Aš ateinu balsuoti. Aš ieškau žmogaus, kurio noriu, mano sąrašuose jo nėra. Ką aš darau? Aš nelaisvai renkuosi asmenį ar partiją kažkokią, kurios norėčiau, bet aš tada balsuoju prieš. Aš tada žinau, kad šitas niekšas, aš jo labai nenoriu matyti sąrašuose, aš tada balsuoju už bet ką, kad tik tais ne už šitą sąrašą arba už šitą asmenį, kurio labiausiai nemėgstu. Ir ką tada aš darau? Kadangi aš kitų visų nežinau, aš domėjausi, tarkim, vienu kažkokiu tai asmeniu, jo veikla, man jisai tiko, čia jo nėra. Tada aš vaikštau per visus tuos sąrašus ir ieškau kažkokios pavardės girdėtos, ar tai matytos, kažkuo tai, kažką girdėjau, tai aš tada už šitą. Realiai, aš balsuoju, neturėdamas jokios galimybės pasirinkti. Tai čia laisvas pasirinkimas. Buvo savų laikų per Lenkiją tokia laida Zondas vadinasi, publicistinė laida. Ir ten buvo labai geras pavyzdys apie demokratiją. Ten tas vedantysis kalba su savo pašnekovu ir sako, va žiūrėk, kalbam apie laisvą pasirinkimą. Žiūrėk, aš dabar tau ištraukiu iš kišenės 3 rutuliukus, tarkim geltoną, žalią ir raudoną, ir aš tau duodu laisvai pasirinkti, kurį tu renkiesi. Sako, renkuosi, tarkim, žalią. Labai gerai. Ir kaip jautiesi? Tave kas nors vertė daryti pasirinkimą, gerai jautiesi, blogai, laisvai jautiesi, labai gerai, aš pats pasidariau pasirinkimą. O dabar žiūrėk, ištraukė iš kitos kišenės kitas 3 spalvas. Žinau, buvo ir toks pasirinkimas. Kaip dabar jautiesi? Tai aš visada per mūsų rinkimus prisimenu šitą seniai matytą laidą ir aš jaučiu, kad su mums žaidžia panašų žaidimą. Mums duoda iliuziją laisvės ir žmogus jaučiasi taip, aš balsavau, aš čia atlikau pilietinę pareigą, bet tu nežinai, kad yra gal ir kitų alternatyvų, kada žmonės žinotų, už ką jie balsuoja. Kai aš prieš tai kalbėjau, kad aš negaliu balsuoti už tą, ką aš noriu, aš priverstas balsuoti prieš kažką, ko labiausiai nenoriu, bet tai yra absurdas. Tai yra visiškai nedemokratiški rinkimai. Tai yra nesąmonė, pats sutikit. Tai kapo sistema ir įgalina žmonės balsuoti ir rinkti tuos asmenis, kuriuos jie pažįsta, už kuriuos laiduoja. Demokratija analizavo senai, dar Platono laikais jau analizavo ir svarstė, ar tai gera santvarka, ar tai bloga. Ir visą laik prieidavo išvados, kad jeigu demokratinės sistemos principais valdomas didelis kiekis žmonių, jinai anksčiau ir vėliau išsigims ir jinai pasidarys visiškai ne demokratija, o kažkokia oligarchija. Kodėl? Todėl, kad demokratija galima tik tada, kai aš žinau, už ką aš balsuoju. Ir jeigu, tarkim, yra miesteliai kažkokia mažam, mažas, bažnytkaimis kažkoksai, kur realiai fiziškai asmenys vieni kitus pažįsta. Ten yra įmanoma, nes visi žmonės puikiai žino, kuris yra vertas, kuris protingas, kuris darbštus, kuris doras žmogus. Ir jeigu jiems reiktų įsirinkti savo atstovą, aš manau, kad ten net ginčų nebūtų ir būtų vienbalsiai nutarta, kad tik šitas asmuo gali mus atstovauti. Šiuo metu, kai Arvydas sakė, kad kapos sistema, tarkim, namas yra ir laiptinė savo renkasi, dėja jau sunkiau ją realizuoti, nes laiptinė žmonės vieni kitų nepažįsta. Labą dieną. Labą dieną. Kas mums paskambino ir iš kur? Petras Adomaitis iš Gargždų skambina. Taip, malonu, jūsų pastebėjimai, jūsų įžvalgos klausimai. Papildomų
saugiklių tokių dėl demokratijos, dėl kokybės demokratijos. Tai šveicariškas variantas tiktų labai. Negalioja įstatymas, nepraėjęs referendumo. Reiktų sužinoti praktiškai, kaip tas vykdoma, kad ten net smulkiaus vyriausybės įsakymas turi praeiti referendumą. Ir tada piktnaudžiavimams nebelieka vietos, nes žmonės patys įsirenka savo sprendimą, tai yra valdininkai nebeturi balso sprendimo. Ir partijos, ir kas žadėjo, ką norėjo apgauti, jiems nebepavyksta. Ir net jeigu partijos būna prieš, o visuomenė už, visada nugali balsas visuomenės. Ponas Romai, jūsų pastebėjimai? Labai šaunus žmogus ir labai protingai pasakė. Reiškia, Arvydo kalbamoji kapos teisė jau kažkur realiai realizuota, nes tai praktiškai yra tas pats. Kad šiuo metu yra grįžtamas ryšys, esminis daiktas. Čia ir yra grįžtamasis ryšys. Negali kažkokie tai valdininkai sugalvoti kažkokį įstatymą ir mums primesti iš viršaus ir mes priversti vykdyti, nes mes eisim į kalėjimą, vienaip ar kitaip. Jeigu visuomenė sako, kad tai įstatymas kvailas, tai jūs jų tobulinkit, kol jisai bus normalus. Ir tam jį legitimizuoja referendumas. Aš nežinau, kaip jie ten sukasi su tais referendumais, nes jie žvėriškai daug kainuoja. Baisiai būtų įdomu pasidomėti, reikės palandžioti vėl po internetą, pažiūrėti, kaip, ar jie elektroniniu būdu tą referendumą ruošia, ar kaip, nes elektroninis balsavimas vėlgi turi savo problemų, bet aš nežinau, ar įmanoma padaryti pigesnį variantą referendumui. Tada daug kas galėtų spręstis kitaip. Na vėlgi, čia žiūrint, kokiais pinigais skaičiuosim, ar netinkamo įstatymo padaryta žala, ar referendumo kaina, sakykime. Na, čia tiek piniginių aspektų, tiek moralinių, tiek kitų vertybių aspektai žiūri. Valdantieji apie pinigus pradeda šnekėti tuomet, kai baigėsi visi tikri argumentai. Tuomet paprasčiausiai nėra pinigų. Ponas Romai, ar jūs manot, kad tas, kuris garsiau rėkia, tas yra teisesnis? Ir mes pradedam tuo tikėti? Parodydamas tą pavyzdį. Aš tikrai nemanau, kad tas, kuris garsiau rėkia, yra įtikinamesnis, nes tai kvaila. Dažniausiai žmogus rėkia arba iš emocijų pertekliaus, tai yra įtarimas gal jis nestabilios psichikos, arba dėl to, kad jis nėra kažkuo tikras. Nu, tokiu atveju laimės ne tas, kuris garsiau rėkia jokių būdų, tas, kuris geresnis aktorius ir šaltesnių nervų. Nes žmogus, kuris pergyvena, tarkim, dėl Lietuvos ir tai emociškai priima, nes mes emociškos būtybės iš esmės esam vis tiek, bet nuo to nepabėgsi, nes skauda. Tai va tas žmogutis, kuriam visiškai dzin, jisai turi pragmatinius įskaičiavimus, ko jis ten eina, jame emocijos neįsijungia ir jis atrodo daug išmintingesnis ir protingesnis ir va tas ir įtikins. Jis tyliai, ramiai, sakys, ko tu čia nervinėsi? Ko tu čia deginėsi? Ir šios jam neskauda. Jisai siekia savo tikslų ir žaidžia savo šachmatų partiją. Mūsų pardavinėja. Bus panašiai, kaip atsitiko Palestinoje. Kai žydai nutarė atkurti savo tėviškę, ten istorinę tėvynę, jie paprasčiausiai supirkinėjo iš palestiniečių žemės ir didelę dalį tos teritorijos nupirko. Palestiniečiai pardavinėjo, jie mokėjo kažką. Dabar amžini konfliktai ir neįsprendžiami, nes anie mano, kad čia jų tėvinė, šitie mano, kad čia mūsų, nes mes nupirkom. Viskas. Mes lygiai taip pat pardavinėjom Lietuvą ir kažkas sakys, palauk, brangusis, kokie čia tavo, čia jau tu seniai pardavai. Aš sakysiu, čia mano tėvai gyveno, čia mano tėviškė, čia protėvinė, čia mes per amžius gyvenom, sakys, eik tu kakų, tu jau pardavai. Viskas. Teisingumas parduotas, kaip 12 kėdžių. Pastebėjimai žvelgiant į priekį. Aš visgi turiu viltį, kad žmonės susiprotės pagaliau. Ir suvoks, kas iš tikrųjų darosi ir susirūpins savo tautos išlikimu. Nes tauta, tai yra, pradėkim nuo šeimos. Ir meilės savo motinai, savo tėvui. Nes mums, kai kalbam apie tautiškumą, tai visada primetama, tauta, tai reiškia nacija, nacija, tai reiškia nacionalizmas, nacionalizmas, tai reiškia nacija, tai reiškia neapykanta kitoms tautoms, tai reiškia holokaustas, tai reiškia Hitleris. Mums visada suveda lygi to žodį tauta. Tai dabar variantas toksai, žiūrėkime į tautą kaip į savo šeimą. Tai, kad aš myliu savo motiną daugiau negu Arvydo, tai nereiškia, kad aš Arvydo motinos nekenčiu. Mylėkim savo tautą.
rūpinkime savo tautą, už mus nieks nepasirūpins, nes mes niekam nesam svarbus. Tai tiek.